Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Nežinau, kad žiūrit šito video, bet sveiki atvykę į mano kanalą. Tai va, kaip matote iš antraštės, aš jau atvykau į... Iš tikrųjų, į Paryžių atskrydam vakar ir tikrai jau buvo daug ką nuveikta ir pasivaikščiota labai daug kur. Tai va, biškį įmečiu fotkių. O leiskit man pasiteisit, kodėl nefilmavo, nes tik atvykus į viešbutį, administratorius paklausė, ar mes esam pirmą kartą Paryžiuje. Pasaugotis kišenvagių ir aplamai saugot savo telefonus ir daiktus ir visą kitą. Nes labai atiminėjai telefonus ir iš tikrųjų vaikščiant mieste tikrai buvo blogoka išsitraukti telefoną. Bet kadangi esu solo keliautojai, tai man atrodo šiandien jau tikrai pafilmuosiam, kažką gražaus paveiksim, pasižiūrėsim, nes man Paryžiui labai patinka. Tai tais įspūdžiais labai norėčiau pasidalinti kartu su jumim. Dar pirmas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kad šitą kuprinę lagamins yra pats geriausias mano pirkins kelionėm. Jinai taip gerai viską sutalpina, tik patvari, tik patogi, jinai tokia universali. Tai va, tikrai labai rekomenduoju, jeigu norit keliauti be lagamino, patogiai, greitai, neapsikraunant. Šitą kuprinę yra pats geriausias sprendimas. Tai va, šiaip Paryžiuje yra labai šalta, saulytė, 20-21, žmonės net kai kurie deginos ant tėvelių. O Vaidutė atvažiavo su megztukas, su šiltom bliuskytėm ir man karšta. Tai šiandien atrado artimiausią prekybos centrą ir dabar papusryčiauju arbatėlės biškutį, jogurtuką ir bananą. Jeigu kas busit Prancūzijoje, Paryžiuje ar kažkur, būtinai paragaukit šitų sausainių. Jie, tokie skanus. Tai va, dabar papusryčiauju ir tada leiksim jau šiek tiek apsišopinti ir pasižiūrėti, tada išlysim šiek tiek į miestą ir šiandien tikrai pafilmuosim, nes Paryžius be galo gražus miestas. Ir nors mūsų viešbutuko kambarėlis yra labai nedidelis, bet mes turim to nuostabų prancūziško balkonėlį. Žodžiu, dabar yra rytas, 10 val. Ryto, va žmonės į darbus ruošiasi. Tai va, pirm stotelė, į kuriuo atvarėm, yra prekybos centras, nes kaip jau minėjo, atvažiavo su megztukas, su šiltom maikutėm, tipo bliuskytėm, o čia žiauri karšta, tai pagalvoju, kad reikia nusipirkti maikučių. Tai va, atvarė ir eisim apsipirkti. Tokios kaip mūsų parduotuvės, kaip sakyčiau, toks didelis ozas. Žmonių nėra per daugiausiai. Jau matau, kur aš pirms dalyks, kur einu ten, toli, jau orą šviečia raidės. Sephora. Ein biškį pasibastyti, pasižiūrėti. Ateisi kiekvieno kosmetinės parduotuvė, norės kvepėti taip, kaip ta parduotuvė. Galėčiau uostyti. Gerai, tiesiog pasidairam, pasižiūrim. Labai skaniai viskas kvepia. Žodžiu, toj parduotuvėj nieko gero nerado, nes jinai kaip ir parduotuvė, kaip stots. Tai žodžiu, kitą kartą kažką pasižiūrės. O dabar eina iki vieno lankomiausių objektų, tokios aikštės. Žodžiu, pamatysit toliau video, nes pamiršau kaip vadinas. Mano objektų pasižiūrėjus pėstutės skyrės per pusę valandos, tai manyčiau visus pabandysiu vaikščioti, nes labai fainas oras, labai gražus miestas, tai tikrai nelys aš ten po žemėm ir vaikščiosiu paviršiui. Dar kas labai fainai yra tai, kad vaikščiant mieste paprastai tu nesipareigota ten, nežinau, vaikščioti su kažkuo ir panašiai. Tai va, dabar einant tiesiog užmačiau tokio gražų pastatėlį. Dabar tikslas yra nueiti ten. Tai kažkas čia labai vyksta, spustelė. Dar vienas labai gražus dalykas yra šitokios gėlytės visur. Here I come. Oh, here I come. Oh. Atėjo pafotkit žmonės. Labai gražiai atrodo. Atvykstant į Paryžių, teko girdėti, kad tikrai labai purvins miestas, kvapas ir panašiai. Bet gal kadangi dar nėra toks labai šiltas sezonas, tai miestas iš tikrųjų tvarkingas, švars ir kvaps, nežinau, miestui būdingas. Tiesiog viskas persimaišė. Dabar daug nekalbės, tiesiog pasimėgaukit keletą minučių Paryžiaus vaizdais ir dalinuosi įspūdžiais kartu su jumis. Va jau gramatikuoju.
Vaikščiant va užėjau į kažkokį muziejų. Nu ne muziejų, nu čia bažnyčia, ne bažnyčia, kažkoks istorinis gražus pastatas ir dabar pasižiūrėti statulyčių gražių. Filmavimo sugebėjimai, taip. Pavaikščiau ir po to muziejai kokį 30 minučių. Ten jis žiauri didelis, dauguma paveikslai. Tai žinot, aš manyčiau, reikėtų tą priaugti iki paveikslų amžiaus. Nu, aš nieko nesakau, gal yra kam labai patenka. Nu, man irgi visai patenka, bet kad aš ten atsistočiau ir analizuočiau to paveikslo. Ne, dar neužaugo iki tokie lygiai. Ir dabar galvoju susirasti kokio kavinukė, atsigerti kavos. Kas dar labai gražu man Paryžiui, kad dabar tas metas, kai viskas taip žali. Ta žaluma tokia ryški ir gėlių labai daug žydžino, tai tikrai daug gražiau viskas atrodo. Žaidžiu šunėlis savo laimingus. O jėtau. Eisim čia nusišauk iš vienos pusės. Nu, nenusišauk, bet tikrai praeiti gatvė paprastai nėra labai lengva, jeigu ypatingai jinai yra labai juodi. Žmonės, mašinos, žodžiu, jo, biškai yra veiklos. Va, šiek tiek matos Eifelio jau, bet mes einam iki tokios vietos, kur labai gražiai atsiveri visas vaizdas. Šiek čia daug žmonių bėgioja, aš nesprantu, iš kur tiek sveikatos ir norą bėgioja, tokia karšta diena. Va, Eifelis. Koks didelis ir gražus šis metalo gabalas. Ne, iš tikrųjų gražu. Iš tikrųjų gražu. Bet visas vaizdas iš toliau pasimatys vėliau. Dabar dar tik pakeliui kažką pavalgyti. Ta prasme, iš kokie jie pinigai šimtais duot 100 eurų, 5 eurų, jūs juokaujat. Iš aukšto šiaip, tarp kitko, labai gerai matos. Tu žiūrėkit, va, atskaičiuoja, gavo iš pinigėlių. Akiniukų? Nu, da tokia bairė nebuvau mačius. Jiems pardavinėjai balionus su portretu. Viską čia gali pamatyti dabar. Va, dar jiems. Kas čia per nesąmonė? Mano keliai atvedė į Pink Bloom ir užsisakė kavytės, va, biškį pagurkšnos ir tiesiog kelioninė, žiūri, pavargo. Nu, ne pavargo, bet sukaito. Va. Ten biškį matosi Eifelis. Labai gražus dizainas. Ir kavytė labai skani. Ir va, atėjome iki tos aikštės, labai gražu, šiaip labai daug žmonių, tai va, bet pagrindinis, nežinau, akcentas jau Eifeliukas tokia dydžia. Gražu. Tai va, šiam momentui esam prie Triumfo arkos ir žadam kilti aukštyn, apsižiūrėti. Tai, žodžiu, iki 26 metų viskas daugmaž yra nemokamai. Tai va, kilsim nemokamai. Ne šitaip tai kainuotų 16 eurų, bet gausim už dyko. Esam pačia vidury. Pažiūrėsim, kaip atrodys aukštai. Turim rožinį limuzino prie katedros.
Taip greitai baigęs tą dieną, tiek daug buvo praeita, pamatyta. Jau grįžam į viešbutį, nes iš tikrųjų biškutį dabar keliavom daugiau mūsų žmonių, tai negalėjau pafilmuoti vaizdo įrašų, bet tikrai ką jau mačiau, tą tikrai pasidalin ir vis vaizdo įrašai bus patalpintus. Ir nuotraukas, kurias padariau, galit matyti čia. Aišku, dar čia dabar šioks toks albums nuotraukų dėl to, kad vis tiek dar pasiliek keliom dienom, bet šitą video intencija buvo tiesiog vlogas, diena su manimi Paryžiuje, ką mačiau, kur ėjo. Tai va, tikiuosi labai tika ir patika, stengiuosi mokos ir bando kažkaip smagiai praleisti laiko ne tik su savim, bet kartu ir su jumim. Tai va. Tarp kitką, dar labai norėčiau padėkoti visiems už tokį nuostabų palaikymą, kurią sulaukiau pasidalino socialiniam medijom, kad pradėjau kurti YouTube turinį ir aplamai kelti vairius vaizdo įrašus. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip svarb ir kaip ger buvo gauti tiek daug gražių žinučių ir tą palaikymą jis tikrai yra reikalingas, nes motyvuoja ir suprant, kad, ne veltui čia dar, reiškiasi žiūrėt, reiškiasi jums patenk, jūs palaikat, tai va tas be galo fain ir labai jums ačiū už tai. Tai va, tiek jau tą Paryžius, ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit palaikinti, paprenumeruoti, kad matytumėt kažką daugiau, jeigu turit komentarų ar tiesiog norit padiskutuoti, tai irgi apačioj parašykit, o dabar linkiu jums gražaus ryto, gražių arba skanių pietų, gražaus vakaro, kada jau žiūrėt video, tada, tai va, ačiū jums už aktyvumą, už peržiūras ir iki greito, iki kito video. Myliu, čiau.